Sveiki gyvi investuotojai, su naujais metais visus, turim sausio 3 dieną, darom prezentaciją už 25 metų gruodį. Noriu padėkoti savo žmonai, padovanoju mikrofoną, kad geriau mane girdėtumėte. Prie rišlesnės kalbos turbūt nepadės, bet bent jau bus geresnė video kokybė. Tai pereinam prie ataskaitos, trumpai noriu priminti mūsų investavimo kryptis. Tai yra 3, tai yra gynyba ir kosmosas, aktualios temos po šią kryptimį yra naujasis šaltasis karas kosmose ir NATO 5% gynybai, aiškus pinigų srautai, kur plauks investicijos ir keletą bendrovių, kur mes investuojame šioje kryptyje. Labiau stengiamės ieškoti Europos kompanijų kosmoso ir gynybos, bet yra portfelyje ir ne tik Europos, taip pat ir Jungtinių valstijų kompanijų. Taip pat finansų technologijos ir blockchain mūsų investavimo kryptis. Aktualios temos yra investavimas, prieinamas visur, visada ir visiems, tai investavimas telefone, stablecoins ir finansų rinkos tokenizacija ir skaitmeninis auksas. Tai trečia kryptis yra technologijos ir aktualios temos, tai yra viena iš mano tezių, jeigu neklystu, lapkričio mėnesį aš ją pristačiau, kad dirbtinio intelekto vystymosi greitis sulėtės ir mes ieškom dėl to bendrovių, kurios sėkmingai su tuo sulėtėjusiu dirbtiniu intelektu, toks koks jis yra dabar, jį pritaikys ir sugebės monetizuoti. Tai idėja yra tokia, kad jau dabar 99% turinio, ne turinio, bet informacijos internete yra sukuriama ne dirbtinį intelektą, bet tiesiog ne žmogaus. Tai aš manau, kad ateityje dirbtinis intelektas toks, koks jis yra dabar, jis ir šiek tiek patobulėjęs, jis tikrai galės sukurti visą turinį, manau, ką mes žiūrim kiekvieną dieną, video turinį socialinėse medijose, YouTube ir visur kitur, ar netgi Netflix, įvairios televizijos šou ir taip toliau. Ir aktuali tema taip pat robotizacija. Amazon viena iš tų kompanijų, kurią mes pasirinkome ties robotizacijos tematiką. Gruodžio mėnesį mes investavome 12 000 eurų, mažiausiai iš visų mėnesių per 25 metus. Gruodžio mėnesis toks buvo labiau stagnuojantis, nieko per daug neįvyko, tai nebuvo ir kažkokių labai įdomių investavimo idėjų. Tai iš viso per 25 metus mes alokavome 304 000 eurų savo pinigų ir nuo investavimo pradžios, nuo birželio, mes turime 5,4% gražą. Tai iš viso šiai dienai jau su graža portfelio vertė yra 320 000 eurų. Gruodžio mėnesį geriausiai ir blogiausiai pasirodžiusios kompanijos, tai čia yra nurodyta baziniais punktais. 1% yra 10 bazinių punktų. Tai Intuitive Machines, tickeris Lunar, kilo 71% per gruodžio mėnesį, Rocket Lab 65%, Redwire 38%, Ethereum, viena iš dviejų mūsų kriptovaliutų, kilo 9%, Bitcoinas krito 3,6%, Spire Global krito 8,4%, Duolingo krito 8,6% ir KC International krito 13,7%. Kodėl kosmoso akcijos daugiausiai kilo gruodžio mėnesį, nors visa kita kaip ir stagnavo? Tai dvi yra priežastys. Pirma priežastis yra tokia, kad SpaceX kompanija pranešė apie pirminį viešą akcijų siūlymą 26 metais. Jie planuoja kotiruotis akcijų biržoje. Ir didžiulė planuojama rinkos kapitalizacijos vertė nuo 800 milijardų iki 1,5 trilijono. Sąlyginai nedidelių pajamų kompanijai, man atrodo, tik tai apie 12 milijardų pajamos per metus. Tai didžiulis įvertinimas tiesiog automatiškai rinka vertina kitaip ir kitas
pernelyg pozityviai, sakykime, taip vertina ir kitas kosmoso kompanijas, tai dėl to ir tas kilimas. Ir kita priežastis yra naujas NASA administratorius, Jared Isaacman. Taip pat rinkom patinka naujas NASA administratorius ir tai automatiškai irgi rinkos per gruodžio mėnesį labiausiai kilo kosmoso kompanijos. Taip, perinam dar prie pjūvio mūsų portfelio. 43% technologijų kryptis, 32% gynyba ir kosmosas, 25% portfelio šiai dienai yra money mūsų sektorėje, kas yra fintech kompanijos, kriptovaliutos, bitcoinas ir ethereumas. Ir dar keletą blockchain kompanijų, tokių kaip Circle. Tai jeigu žiūrim per 25 metus, investavome į kiekvieną kryptį maždaug tolygiai, daugiausiai investavome 112 000 eurų į technologijų kryptį. Ir tai yra vienintelis sektorius, kur mums davė grąžą per 25 metus. Tai uždirbome 25 000 šioje kryptyje. Kosmoso ir gynybos, tiek fintech ir kriptovaliutų mūsų traukėsi kryptis per 25 metus. Tai žiūrėsim, kaip seksis 26 metais. Bent jau fintech kompanijos ir kriptovaliutos, aš manau, kad kas neįvyko tas pozityvumas 25 metais, aš tikiuosi, kad tai nusikels tiesiog į 26 metus. Na, bus, kaip bus. Aptarsim metų eigoje. Taip pat mes identifikuojam, kad 14% viso mūsų portfelių yra spekulacijos. Tai yra nepelną generuojančios kompanijos, greitai augančios ir deginančios pinigus kompanijos. Ir 86% mūsų portfelio yra į vertę orientuojančios stipros ekonomiškai ir ne tik autonomiškai ir konkurenciškai kompanijos. Ir kitas pjūvis tai yra 49% mūsų kompanijų kotiruojasi doleriais, 25% eurais arba kitomis Europos valiutomis, tokiomis kaip svarai sterlingai ar Norvegijos kronos. 14% mūsų portfelio yra kriptovaliutos ir šiai dienai turim 12% grynųjų pinigų, kurie dar laukia būti suinvestuoti esant gerai galimybei. Taip, tai nauji įsigijimai, mes turim 3 naujus įsigijimus, didžioji dalis įvykdyti iš tikrųjų per lapkričio mėnesį, bet kadangi nepristačiau, tai 3 įsigijimai, didžiausias iš jų Duolingo, antras pagal dydį Circle Internet Group, tikeris Circle, ir Kongsberg Gruppen, trečia kompanija, kur minėjau Norvegijos kronos ir norvegiška kompanija. Išimta pozicija, tai yra Leonardo italų kompanija, ji besudarė 1% mūsų portfelio, aš nusprendžiau ją išimti dėl tam tikrų priežasčių. Taip, tai kas liečia dėl naujų įsigijimų, tai galbūt daug nepasiliksiu prie šitos kompanijos, tai mažos vertės mūsų įsigijimas, kuris sudaro tik apie 1%. Trumpai tariant, akcijų kaina nuo piko krito 40%, todėl kompanija pateko po mano radaru. Kompanija turi 2 sektorius stiprius, tai yra kosmosas ir gynyba ir laivyba. Ir valdyba nusprendė atskirti šios 2 segmentus ir į 2 atskiras kompanijas. Dėl to į rinką šiek tiek vertina iš naujo kompanijos akcijos kainą. Man atrodo, tai gera galimybė įeiti. Vienas iš pagrindinių produktų šitos kompanijos yra NASAMS oro gynybos sistema, žinoma, plačiai naudojama NATO šalių. Ir taip pat bendradarbiavimas su Helsing patraukia mano akį. Taip pat Helsing yra dirbtinio intelekto vokiečių kompanija, labai moderni, naujoviška, panašus verslo modelis kaip Palantir kompanijos.
Tai kaip žinot, viskas, kas prisiliečia prie Palantir, yra, kaip sakant, virsta auksu, tai aš kažkaip tai galbūt tikiuosi, kad ir Helsinki, Europos mastu irgi prisidės prie Kongsberg Gruppen, mūsų kompanijos, naujos investicijos vertės išaugimo. Antra pagal dydį, tai 1,5% portfelio vertės atsidaryta kompanijos Circle. Tai kas yra Circle? Internet Group, tai JAV finansų technologijų bendrovė, geriausiai žinoma kaip USDC stabiliosios kriptovaliutos leidėja. Circle veikia kaip infrastruktūros tiekėjas skaitmeniniams pinigams, įleidžia, valdo ir reguliacinių požiūrių prižiūri USDC, kuris yra susietas su JAV doleriu 1:1 ir plačiai naudojamas kripto, fintech bei mokėjimų ekosistemose. Pagrindinė Circle vertė slypi stabilios, reguliuojamos skaitmeninio dolerio infrastruktūros kūrime. Bendrovė glaudžiai bendradarbiauja su bankais, mokėjimų tinklais ir reguliuotojais, o jos tikslas tapti baziniu sluoksniu ateities atsiskaitimams, B2B, tarptautiniams mokėjimams, on-chain finansams. Investuotojams Circle dažnai vertinama kaip tiltas tarp tradicinių finansų ir blockchain. Tai čia mūsų toksai spėjimas, kas liečia stablecoins. Nėra daug kur galimybių investuoti į stablecoinus, bet aš manau, kad jų pritaikymas per ateinančius 5 metus augs eksponentiškai. Tai viena kryptis, mano manimu, yra galimybė investuoti per Ethereum, per kriptovaliutą. Jeigu mes norim šiek tiek mažiau, rizikos kriptovaliutų, tai yra galimybė investuoti į Circle kaip stablecoinų leidėją. Ir tokia ne visai galbūt ir ateityje, aš tikiuosi, kad tai kažkaip pasikeis, bet šiai dienai akcijos kaina Circle yra tiesiogiai koreliuoja su kriptovaliutomis, tai kadangi kriptovaliutos negeriausia laikotarpį išgyveno, tai mes galėjom Circle nupirkti už geresnę kainą, kritimas 70% nuo piko, bet tai yra kas kita negu kriptovaliutos, tos tradicinės kriptovaliutos. Ir Circle, aš tikiuosi, labai tikiuosi, kad tai bus tokia kaip technologijų kompanija, kuria padės bankam, kitom institucijom, tiek kurti galbūt savo kripto stablecoinus ir tiek pritaikyti tą patį USDC. Tai čia toksai galbūt panašus, ką daro Visa ir Mastercardas, tai jeigu stablecoinų pasaulyje, aš manau, kad Circle gali būti ta kompanija, tas modernusis Visa ir Mastercardas. Tai toks yra mūsų spėjimas. Žiūrėsim, kaip mums pavyks įgyvendinti. Neįgyvendinti, kaip pasteisins mūsų, įgyvendinti turės Circle, kaip pasteisins mūsų investiciją. Ir trečias įsigijimas, didžiausias įsigijimas per lapkritį ir gruodį, pradėjom užsipirkimą aktyvų Duolingo ir atsidarėm iš viso 8 portfelius vertės. Tai kas yra Duolingo, jeigu kas nežinote, tai apskritai yra švietimo technologijų bendrovė valdanti vieną populiariausių appsų. Tai Duolingo siūlo nemokamą programėlę su žaidybiniais elementais, kuri leidžia mokytis kalbų trumpomis kasdieninėmis užduotimis. Įmonė turi 100 milijonų vartotojų, o jos verslo modelis remiasi freemium principu. Iš pradžių nemokama versija, o po to skatina vartotoją įsigyti mokamą, tai arba super, arba šiai dienai ir max, dar brangesnė prenumeratos versija. Tai mano nuomonė stiprybė Duolingo yra ta, kad per ganėtinai trumpą laiką tapo tam tikra kultūros tokia mados dalimi ir žmonių gyvenimo dalimi. Ir aš manau, kada kompanijos tampa žmonių gyvenimo dalimi, yra labai svarbus momentas. Todėl, kad tai reiškia, kad greitai tokia kompanija neišnyks. Pavyzdys yra Google arba Alphabet. Daug kas galbūt net nepagalvoja, bet kiek mes kiekvieną dieną naudojam Google produktų, mes kiekvieną dieną naudojam paiešką. Daugelis kiekvieną dieną žiūri YouTube, daugelis naudoja Gmail, emailus ten ir taip toliau. Ir kiek dar produktų mes nežinom. Tai arba
kompanija kaip Amazon. Daug žmonių naudoja Alexa, galbūt Europoje mažiau, Lietuvoje dar mažiau, bet vakarų Europoje ir Amerikoje tai žmonės, kompanija tiesiog yra tapusi žmonių gyvenimo dalimi, ar tas pats Amazon Prime, video žiūrėjimas ir taip toliau, tai Duolingo irgi per sąlyginai trumpą laiką. Aš ir savo draugų rate turiu nemažai, kurie kiekvieną dieną ir Duolingo yra tiesiog genijai šitoje vietoje, kaip jie padaro tą mokymąsi žaidimo principų ir taip pat, kaip jie tave skatina kiekvieną dieną prisijungti tam, kad tavo mokymosi streikas nenutrūktų, tai jie yra tiesiog genijai šitoje vietoje ir man atrodo ir tiek ir kompanijos įkūrėjas ir vadovas, aš klausiausi 3 ketvirčio ataskaitą ir jų planas yra labai patrauklus ilgojo laikotarpio investuotojams, todėl kad visą tai jie daro dirbtinio intelekto pagalba ir tai taip pat sutampa su mano teze, kad bet negatyvus sentimentas yra taip pat šiek tiek ties šita kompanija ta, kad, kodėl ChatGPT turėtų negalėti to paties, pamokyti bet kokią kalbą, jis šneka irgi bet kokią kalbą ir taip toliau. Jūs pamėginkit su ChatGPT pasimokyti kažkokią kalbą, tai yra visai kas kita, tai Duolingo yra įvaldę šitą metodą iki aukščiausio lygio ir kad žmogų visų pirma ir kažko tai išmokyti ir nusileisti iki to jo lygio ir taip pat jį skatinti, tai yra visai kas kita ir aš nebejoju, kad Duolingo liks lyderiai. Ir ne tik ties kalbų mokymosi, bet ir ties matematika, ties muzika, ką jie jau įdėgė šiai dienai, bet jie gali absoliučiai viską, aš manau, žmonės išmokyti ir tai gali tikrai tapti globalia skaitmeninė mokymosi platforma. Ir tą patį ir vadovas pristatė, kad jie per ateinančius 2 metus planuoja ir jie turi didelę galimybę tą įgyvendinti. Tiek ties konkurencinė pranašumų ir visa kita, tiek su dirbtinio intelekto pagalba. Jie turi galimybę tapti globalia platforma mokymosi ir turėti milijardą vartotojų. Tai ties ko jie šiai dienai ir dirba. Bet trumpuoju laikotarpiu rinkai tai nepatiko, kad kompanija pasirinko ne monetizaciją, o gerinti kokybę ir didinti vartotojų skaičių. Kas yra įdomu, iš tikrųjų, kompanija ir jos vadovas pristatė taip pat, kad jie turi įrankius žmonės greičiau apsispręsti ir sumokėti pinigus ir nusipirkti premium versiją, bet tiesiog jie to nedaro, nes jų tikslas yra netoks. Jeigu pažiūrėsim trumpai į finansinius rezultatus, tai 8 milijardai yra kompanijos rinkos kapitalizacija. Jeigu investavote prieš 5 metus, tai akcijos kaina pakilo tik 26%. Kaip ir minėjau, per paskutinius 6 mėnesius kritimas yra 55%, tai sutapo su tuo, kad kompanija pasirinko ne monetizaciją, o didinti vartotojų skaičių ir gerinti kokybę. Tai mes tuo metu ir įžengėme kažkur tai ties $190 akcijos kainą, mes pradėjome užsipirkinėti. Tai aš tikrai manau, kad tokia kompanija su tokiais finansiniais rodikliais per 5 metus turėtų duoti daugiau negu 26%. Tai mano manimu tiesiog rinka nelabai supranta šios kompanijos vertės. Jeigu žiūrėsime į fundamentus, nelabai kas pasikeitė, ar ne? Akcijos kaina krito 60%, bet per paskutinius 5 metus kompanijos pajamos auga 53% kasmet. Ir per paskutinius 2 metus ir paskutinius metus, aišku, šiek tiek yra sulėtėjimas, bet
netoks drastiškas, kaip tai atsispindėjo akcijos kainoje. Ir taip pat didžioji dalis kompanijos pajamų tai yra iš prenumeratų, ar ne? Jeigu kompanijos pajamos metinės yra apie netoli $1 milijardo, tai 805 iš jų yra iš prenumeratų. Taip, kompanija turi šiai dienai ir augina sėkmingai, kaip matote, tai tiesiog eksponentiškas augimas vartotojų, mėnesinių vartotojų 135 per mėnesį, milijonai. Tai čia ir yra tas skaičius, kur kompanijos vadovybė siekia užauginti iki 1 milijardo ir aš manau, aš tikiu, kad jie tai gali padaryti. Ir dar vienas įdomus rodiklis, tai yra mastelis, procentas, kiek jie priverčia nemokamų vartotojų nusipirkti mokamą versiją. Tai, kaip matote, netgi vartotojų skaičius didėja, ne tik vartotojų skaičius, bet ir procentas, kuris nusiperka mokamą versiją. Tai, kaip ir minėjau, labai įdomu, kompanija turi tam tikrus įrankius, kaip padaryti, kad vartotoją priversti daugiau ar mažiau skatinti, nusipirkti. Šitoj platformai, šiaip čia pagrindinė platforma, kur aš naudoju kompanijų analizai, tai taip pat, pavyzdžiui, nurodo porą rizikų. Tai, kaip ir minėjau, kad trumpuoju laikotarpiu kompanija pasirinko mažiau monetizacijos, bet daugiau kokybę ir taip pat viena iš pastaruoju metu tokių negatyvių po paskutinio ketvirčio ataskaitos, kad atseit nors ir dvigubai padidino per metus brangiausios versijos Duolingo Max vartotojus, bet rinkai nepatinka, kad jie daugiau nepriverčia, reiškia, tos brangiausios mokamos versijos nusipirkti. Aš pats esu vartotojas, tai man labai patiko iš karto pamatyti, kaip po trečio ketvirčio ataskaitos jau mane skatina nusipirkti tą brangiausią Duolingo Max su nuolaida. Ir tai reiškia, kompanija iš karto imasi veiksmų, tai nėra taip, kad jie dabar nedirbs ir nebedidins savo finansinių geresnių rodiklių, neaugins. Tai tiek apie Duolingo. Ir paskutinė tema, tai yra mano investavimo tezė, dirbtinio intelekto investavimo tezė, ką aš pristačiau lapkričio mėnesį. Mano manymu, dirbtinio intelekto vystymosi greitis laiko klausimas, kada tai smarkiai sulėtės arba sulėtės. Ir mano manymu, tai rinkoms turės labai didelę blogą impulsą. Ir mano investavimo tezė yra ieškoti kompanijų, kurios prisitaikys su tuo dirbtiniu intelektu ir sėkmingai monetizuos ir išnaudos su juo tokiu, koks jis yra dabar. Tai jis puikiai moka kalbas, jis puikiai kuria turinį ir daro visus kitus paprastus tokius automatizavimo ir informacijos paieškos pagalba ir taip toliau. Tai Steve Eisman, aš radau, kad jisai panašiai taip kaip ir aš pristato šitą mintį ir kad tai jam neduoda ramybės. Ir taip pat kaip ir aš manau, kad dėl to nereikia mažiau investuoti ar neinvestuoti, tarkim, į dirbtinį intelektą. Tiesiog, trumpuoju laikotarpiu taip, tai gali būti tam tikrų turbulencijų, bet ilguoju laikotarpiu šita technologija bus nepakeičiama. Tiesiog kiekvienam reikia teisingai nuspręsti investavimo savo strategiją. Tai paklausykim Steve Eisman. The improvement in ChatGPT-5 is a hell of a lot less over 4 than 4 was over 3. Okay. And then all of a sudden, look, again, not my area of expertise, but I can notice trends in argument. All of a sudden, Gary Marcus is not the lone wolf anymore. There was an interview maybe 2 weeks ago with Ilya Sutskever, who was one of the founders of OpenAI. He's now founded his own company. Yeah. He comes out and he says exactly the same thing, that scaling LLM models is a dead end, and that we have to return to basic research. And then
a lot of other people are starting to say the same thing. Now, I'm not here to panic people, but if this argument, the Gary Marcus argument, is right, you're going to start to see more and more people start to say this. And then at some point, companies like Microsoft, if this becomes true, they're going to start buying fewer chips. This is the foundational argument that everybody should be focused on all the time. Taip, tai Steve Eisman yra žinomas geriausiai po 2008 metų, kada jisai su savo kompanija nuspėjo apie finansų sistemos griūtį ir jisai puikiai jo vaidmuo atliktas filme Wolf of Wall Street, bet mano manimu ne visi apie ką kuria filmus yra iš tikrųjų verti dėmesio paklausyti, bet Steve Eisman tikrai yra vienas iš tų žmonių, kurių verta paklausyti ir sekti jo patarimo. Tai sakau, linkiu visiems tiesiog investuoti protingai ir paskirstyti savo rizikas. Mano tezė yra tokia, aš geriau prarasiu šiek tiek ir mūsų neužaugs taip stipriai portfelis trumpuoju laikotarpiu, bet geriau mes saugiai pamėginsim surasti tas kompanijas, kurias iš tikrųjų taps laimėtojas, jeigu taip nutiks, kaip Steve Eisman ir sako. Tas dirbtinis intelektas ir visi šitie LLM-ai, jie nebeauga ir nebetobulėja taip greitai, kiek kompanijos investuoja šimtus milijardų statybai į data centrus ir taip toliau. Ir kad tai yra tiesiog klavietė ir kompanijas atėjus tam tikram laikotarpiui nesugebės pateisinti tų didelių išlaidų. Tai toks pristatymas šiai dienai, tokias mūsų mintis ir mūsų tezės. Ačiū, kad klausot ir iki pasimatymo kitą kartą. Iki.